Labą dieną, labas rytas. Atsikėlėm, papusryčiavom ir paliekam Florenciją. Dabar keliavom iki savo autotransporto priemonės, nes kaip žinia mes palikom ją miesto pakrašty kažkur. Šiandien planas grįžti atgal į Riminį, nes rytoj jau skrendam namo į Lietuvą. Tai šiandien tokį maršrutą, šiandien visą dieną turim tokiam važiavimui. Į priekį, kai važiavom, tai buvo San Marinas dar aplankytas, kur užgaišom. O dabar, jeigu taip tiesiai važiuoti iš karto į Riminį be sustojimo, tai ten 3,5 gal valandos, gal net greičiau, priklausomai kokiu maršrutu. Tai važiuosim šiandien neskubėdami, nieko neturim kaip visada suplanavę. Tai matysim pakeliui, jeigu kažkas įdomus bus apžiūrėt, stosim, kiek bus laiko apžiūrėsim. Nu, vat ir atėjom praktiškai jau iki tos savo aikštelės. Visi langai vietoj. Viskas gerai, mašina kūrėsi, truputį ir važiuoja. Tai dabar nustačiau, nežinai, net kur važiuojam, dar per kalnus važiuosim. Tai dabar vingiuosim kažkaip kitaip. Pasirinkau ilgesnį maršrutą, tai važiuojam. Nu ir pasiekėm tą kalnų perėją. Nu ir čia motociklininkų rojus jau. Jau kaip bebūtų daug labai sutikom ir nusileidžiančių. Tai ir kylančių daug. Čia motociklai paprastesniu būdu pasistatę yra. Čia kažkur mes eisim gal kavos kokios atsigert. Aišku, matosi, kad čia motociklininkų daug važiuoja. Lipdukai ant lipdukų. Varom bandyti ieškoti, ne? O čia vien visokie mašinytės. Čia tokie vien motociklizmo visokių daug paveikslėlių. Ir šiaip įdomu, kad čia 12 metais tai buvo labai daug sniego. Vat yra nuotraukos. Viskas užsnigta ir yra marškinėliai netgi special šitos vietos. Ir tokia senovinė vietelė, šiaip tas visas toks baras. Tai taip prisėmė ledų ir kavos, vienu žodžiu, tiesiog atsigert. Smagu čia būtų su mocu pravažiuoti. Gal kada nors. Jau antrą kartą geriam, čia nemažai padarė, šį kartą praskėdė. Tai jie turi tokią, vadina šakerato, nežinau, čia girdėsis per tos mocus dabar. Gesink. Juoda kava ir išplaka su ledukais ir viskas, ir šalta kava. Tai toks negirdėtas man dar asmeniškai buvo dalykas. Kaip užpilamos kavos skonio. Ir ledų. Pasirodė yra viena garsesnių, tiksliau, perėjų ir labai populiari tarp motociklininkų be to. Tai šitą perėją toks kaip sujungimas tarp Toskanos ir Romanijos regionų. Ir netgi internete rašo, kad čia jaunystėje važinėjo Valentino Rossi. Tai Valentino Rossi, kas net nesidomi žino. Ir su motociklininką MotoGP lenktynininką,
Tai motociklų vis tik tai čia daugėja ir daugėja. Tai šiaip yra daug pakankamai visokių nuotraukų čia toj kavinėje, kur yra už manęs įvairių. Tai čia ir nuotraukų, ir motociklų pasirinkimo įvairaus labai daug yra. Čia panašu, kad kažkoks turas gal netgi yra, nes duoda kažkaip rodo, kaip guldyti vienas visiems. Bent kažkaip taip prie motociklo prisilies per šitą kelionę pavyko. Daug lipdukų priklijuota yra ant durų visur, kas pravažiavo šitą. Tai populiari pasirodo vieta motociklistų. Ir pareidami mašiną matau, kad takelis yra kažkoks, tai čia ir trasos eina, ir haikinimo tose kalnuose. Tai, gražus čia vaizdai tokie. Kamera kaip visada, per kamerą čia, sakyk nesakęs, kamera tiek neperdoda kaip vietoj tas toks erdvės pojūtis. Tai, graži čia vieta visai. Ir vis dar keliai matosi, motociklai vingioja keliais. Smaginasi. Smagu čia tie, kas gyvena, juk netoli. Tai jau gal ir įprasta, bet šiaip, matas tikrai, kad populiari vieta, nes mašinų sąlyginai aš nežinau, kiek pravažiavo, kiek motociklų pravažiavo. Tai kas įdomu, kad vairuotojai irgi tokie jau italai, dedukai vos ne iš išvaizdos nulipa vos ne nuo britvos, apsirengia visą pilną aprangą odinę. Tai nusiema šalmą, žiūri, kad tenai jau iš pensijos motociklą nusipirkęs. Tai, bet gerai, smagu, žmonės džiaugiasi gyvenimu. Va. Dar važiuodami tokį gražią upę pamatėm kalnų, tai sustojom pasižiūrėti. Čia taip kriokliukai mini. Vienoje tilto pusėje, kitoje tilto pusėje. Reikia šiek tiek ir paganyti akis šiandien, ne tik važiuoti. Šniokščianti kalnų upė. Čia toks pravažiuojamas miestelis, nedidelis labai, panašu, keli namukai. Yra netgi čia kažkoks restoran, bar. Dabar esam mieste, kuris vadinasi Forli, bet čia sustojimo jokio nedarom, jau kažkaip ir toks tingėjimas apėmė, tai tiesiog sustojom į Tuliką, realiai McDonald'ą, nes nebuvo daugiau kur. Ir dabar važiuosiu netgi į mokamą kelią, jau tokia autostrada, ir kad greičiau pasiekti, reikia kūrą užpilti šitam mūsų žvėriui, atiduoti su pilnu baku. Ir tiek, ir matysim po to viriminį vakarą, tiesiog ramiai praleisim. Pirmąkart gyvenime važiuoju mokamu keliu pats turbūt. Kad tu čia pasbaidai dabar girdėjai.
Man dabar netraukia tave aplink. Laukiam susimokėti irgi čia, nežinom, gal čia atsistojom. Kaimiečiai Beverlyje. Nu, taip. Kur čia kišti? Įkišam. Bet nematom. Nu jo, tai kur čia tau neužtruks, kai šitaip. Negalėsiu dėti šitokių, nes kaimietis, kur nežino, kaip veikia dalykai. Nematęs. Italija, man čia kaip Japonija viskas jau. Tiek technologijos. Gerai, dabar kūro tik tai užsipilt ir įdėti link mašinos atidavimo. Select a service. Oh! Refuel. Insert cash or card. Gerai, kortelė. Nu, ką toliau dabar? Select the pump. The pump pas mus yra 3. Benziną. Iš benziną užsipilsim va. Kas po kaina €9,69. Šiaip keista, kad nebuvo pasirinkti sumos jokios. Tai net nežinau, kiek įsipilsi, tipo, o tai nei PIN kodo nieko nereikėjo. 2 litrai išvažinėta, tik tai bakas panašiai kaip Toyotas Kem5. Gal duos kvitą? Arba gal ne? Seleziona un servizio. Tai. Ne? Nu, neduodi, tu neduodi. Na ką, viskas, mūsų pandina, ate pandina, priduota, iš karto siurbė ir atiduos kažkam kitam. Tai dabar mūsų tikslas iki viešbučio. O, čia tas baisusis pastatas didysis. Aha, kas? Radisonas. Nu, toks Radisonas, bet ne visai. Tai dabar varom tada į viešbutį ieškoti. Mum į tą pusę kažkur, tai ten pagal viską. Pasiėmėm tokius dviračius. Varysim iki viešbučio, nes tolokai apie 5 kilus. Apie 5 kilus tai šiek tiek per toli. Tai varom puciltas, mum nieko nebus. Beveik kaip su mocu, va. POV nuo vairo. Ir mes čia ėjom prieš tai 10 kilometrų. Nu, su dviračiu daug geriau važiuoti. Kodėl mes nepagalvojam to iš karto? Nežinau, nes kodėl nepagalvojam iš karto taip, nes kaimiečiai esam. Bet čia maždaug šios dienos įdomiausia veikla. Da įdomu, kokią gausim kambarį, nes šį viešbutis nėra labai iš brangiųjų. Net pamatysim, kaip įvertinimai kaip ir geri buvo. Tai pamatysime, ką mes čia gausim. Čia tai dviračio autostrada praktiškai. Labai čia. Galim labai greit manyti. Kažkai kokį greitį paimus. Aparatas.
velnišką greitį. Nu, pažiūrėk, plaukai laikstas, sijonas tik kelias. Ta pati kolonija kažkokia. Lifte mane jau bandė suvalgyti liftas. Duris, nes kažkas spaudžia mygtuką, gal dar negalima. Čia nemažas tas, aš galvoju, čia mažesnis jisai. Viešbutensas. Oi, bet nesmirda nieko. Reiktų netgi žodžio muilą, žinau, kažkokį. Ką čia dar turim? Tulikas, dušas. Pažiūrim, kaip langas, kaip atsidaro, irgi taip pat. Reveal, vaizdo, reveal. Į jūrą, žinok. Matosi jūra. Skaitas. Nu toks, su stogais. Bet čia aukščiau yra aukščiau, gal ir yra aukščiau. Ne, man atrodo. Bet laiptai dar buvo berods. Nu, visai gerai bus, pakankamai neblogai. Varime dušą. Būtume kaip žmonės jau. Persirengėm, varom ėsti. Norim valgyti picų. Picų valgyti reikia Italijai būnant. Picas atkeliavo. Nu, skaniai šiaip atrodo, jo, skaniai. Atėjom iki paplūdimio, bet kad atėjom iki paplūdimio, tai nereiškia, kad kažką čia dar įdomaus parodysiu. Laikas baigti šitą video, nes jau tampa toks kažkokio pensininkų vokiečio keliautojo stiliaus. Tai šitą vietą pabaigsim, nieko įdomaus daugiau neturiu ką parodyti, po to eisim galimai, kad kokį tai alubarį. Tai irgi nepriimtina yra rodyti tokią informaciją. Tai bus tiek tada. Tai ačiū, kad žiūrėjot, subscribinkit kanalą, rekomenduokit draugam, parašykit komentarą. Ir po šitos kelionės jau grįšim tada ant motociklo ir pasimatysim iš šalmo. Tai iki kito video.